Ar jūs atsimenate, kad anglų kalboje skaičiai 11 ir 12 turi unikalias formas – 11 ir 12. Tačiau skaičiai nuo 13 iki 19 pasibaigia bendra priesaga teen. 13, 14, 15 ir taip toliau. O dešimtis anglų kalboje turi bendrą priesagą T. 60, 70, 80. Samplaikiniai skaitvardžiai nuo 20 iki 100 rašomi su brūkšneliu. 22, 34, 97. 100 tai 100, tūkstantis – 1000, milijonas – million, milijardas – billion. Ir svarbiausia taisyklė, kurią mokiniai dažnai pamiršta, yra ta, kad nurodant didelį skaičių, kuriame yra šimtas, dešimtis ir vienetai, reikia papildomai vartoti jungtuką and. Kur įterpiamas jungtukas? Iškart po 100 ir prieš dešimtis ir vienetus. Pavyzdžiui, 129, 6752. O kaip angliškai pasakysite šitą skaičių? Parašykite komentaruose.